Tai labas mūsų mėlėjai, šiandieną mes su kolegė Danute norime pasidalinti tuo, ką mes atradome. Paskutiniu metu ir aš, ir Danute ieškojom kažkokių tai produktų tokių wow, kurie yra geresniai savijautai, geresniai sveikatai. Ir galiu pasakyti, kad mes atradom tą vietą, tą kompaniją, kur yra produktai visiškai ekologiški, visiškai natūralūs ir tikrai realiai veikiantis. Ar Danute, pasakyk, o kai tu pirmą kartą išgirdai apie šią kompaniją, apie produktus, kas tave labiausiai taip suintrigavo, kodėl tu taip noriu, man reikia, aš noriu išbandyti, aš noriu prisiregistruoti, vienu žodžiu, kas tave suintrigavo tame? Nežinau, iš pradžių, kai pasiūlė prisiregistruoti, tai aš žiūrėjau skeptiškai, tikra ta žodžio prasme. Galvoju, ir vėl eilinį kartą mes važiuojam ant grėblio. Jo, bet kažkaip paskui galvoju, prisiregistruosiu ir eisiu pasižiūrėti, kas ten gero. Ir aš kaip pamačiau, kad jinai yra Greenway Global, viskas ekologiška, viskas, kas susijęs su gamta, kad mes neterškime gamtos, nesiplėsim, čia jau ir visas pasaulis apie tai kalba. Galvoju, reikia pasižiūrėti iš pradžių į parduotuvę, kas per prekės. Ir ką, aš kaip užėjau ir nežinau, kas manyje įvyko, bet mane tiesiog, užvežė. Aš tada visai, kažkaip aš kitų kompanijų pradėjau nebematyti, nors aš esu dar ne vienoj, bet man jos pradėjo padarytis neįdomios, nes čia įdomu, nes čia kaip paimi prekę ir paskaitai jos aprašymą ir galvoji, negali būti, aš esu žmogus skeptiškas, man reikia pabandyti, pažiūrėti, galvoju, gal čia reklama, bet pasirodo, ne reklama. Tai aš už tai ir sakau, kai įsigyji prekes, kai pradedi bandyti, tada atsisėdi, tada galvoji, kame čia šaknis, kaip čia yra, kad jinai veikia. Ir galvoji, kaip žmonėm pasakyti, kad čia ne reklama, o tikrai veikiantis procesas. Aš irgi išbandžiau keletą produktų nuo vitaminų, kūno priežiūros ir pastebėjau po kelių savaičių rezultatus, kad Taip va. Nurimo mano nervinė sistema, pagerėjo miegas, nes aš buvau kažkurio tai metu tiesiog susipykusi su to miegu, aš miegojau, bet nemiegojau ir būdavo, kad 3 paras nemiegu ir galvoju, kas čia nutiko, atsirado man vėl energija, užplūdo energija ir tiesiog jaučiuosi lengviau savyje ir kūne ir mano galvoje atrodo mintis visai tokios švaresnės, nebėra ta tokia, žinai, kai būna negatyvo, čia viskas yra blogai, čia visos tos kompanijos, vien tik tai reklama, kaip tu pasakėjai. O sakyk, Danute, tu vis tiek pavartoji kažkokius tai jau ar kūnoj, ar nesvarbu kam, aš, pavyzdžiui, daugiau pasinešus buvau ant vitamino, bet aš išbandžiau ir kitus produktus, tai klausimas tau, kokius pirmus pokyčius tu pajutai, kai pradėjai vartoti tos produktus, sakau, vitaminas, ne vitaminas, kūnas, galva ir taip toliau. Vitamino aš dar nepirkau, aš kažkaip dar susilaikiau, nežinau, kad tu perki, tu bandai, tu man pasakysi, kaip veikia, laukiu poveikio, aišku, dabar jau yra siuntoj, kurie ateis, tai CDB kapsulės, jo. O daugiau aš esu bandžius daugiau jų kosmetiką, tai kvepalai, paakių kremas, šampūnus sausus išbandžiau, indų ploviklį išbandžiau, faktas, kaip aš be šluotos, ragana be šluotos, tai neragana. Mano pagrindinis didžiausias pirkinys šluota, kuri man daro stebuklus, nežinau, tegu žmonės netiki ir juokiasi ir galvoja, kad priplaukus kitokių šluotų nemačius, bet man jinai yra gera. Serumus išbandžiau, nežinau, kol kas dar likau patenkinta. Nesu taip, kad viena kita prekė gal yra 50/50, bet tai čia man gal jinai netinka, bet kitam žmogui jinai gali tik. Taip. Nes mes kiekvienas su savo principais, su savo norais, aš man tas nepatiko, gal man ten kvapas nepatiko, gal man tas ne taip laiko, kaip norėtųsi, gal man tas kremas ne taip veikia, kaip norėtųsi, bet kitam žmogui gali jisai visiškai 100% veikti ir viskas bus gerai. Ir man dar žinot, kas čia patinka, Danute, tu irgi turbūt to pačios nuomonės, man patinka čia dirbti, vartoti produktus ir nepiršti žmonėm per prievartą, kad, tu turi pirkti. Ne, čia pati įsigyji produktus, kaip tu, Danute, kaip vartoji, naudoji, tepiesi, kažkas tinka, kažkas nepatinka, ant kažkokio produkto tu lauki kažkokio wow efekto, bet jo dar nėra, bet gal jisai dar ateis. Ir kad svarbiausia, kad čia galima užsidirbti be jokių pardavimų, be jokio spaudimo, be jokių įsipareigojimų. Čia vien tik tu pats apsiperki savo, jau gauni ir už kiekvieną įsigytą produktą per partnerio
linką, tu taip pat, kai klientas apsiperka, tu be jokių tokių, kad ten pirštum žmogui ar tiesiog nupirk man kažkokių ten, kai būna procentų, žinai, trūksta ar dar kažko. Ne, žmogus pamato, vat, aš dalinuosi, tu daliniesi, mes dalinamės ir jisai pats paprasčiausiai per tą partnerio nuorodą apsiperka, o mums yra nuo to gerai. Ir dabar, Danute, tau toksai intriguojantis klausimas. Kadangi mes dar abidvi nelabai čia daug esam laiko, ar ne? Ir... mėnesio turbūt dar nesam. Tikrai ne. Nu, beveik. Tai va, Aš dabar, gal. 21 bus lygiai mėnuo, aš atsimenu tą dieną. Ai, nu tai va, dar biskutį odegiukas yra. Odegiukas. Nu tai ir va, kadangi dar nėra mėnesio, bet jau tu pajutai, kad yra uždarbis šioks toks, ar ne? Ir kaip tu galvoji, ar čia yra ta vieta, kur tikrai pasilikus, naudojus produktus, vartojus ten viską, ir ar čia galima užsidirbti be agresyvaus to pušinimo, be agresyvaus to tokio pardavimo, kad pirk? 100%. 100%. Taip, todėl, kad mes būkim biedni, bet teisingi, kiekvienas marketingas reikalauja aukų, kaip aš sakau. Taip. Visą laiką, kaip tu sakai, pušinti reikia, kiekvienam ieškoti kliento, kiekvienam prūdyti, kiekvienam sakyti, kiekvienam pasakoti ir vis, taip kaip pasakyti, agresyviai reikščiau, reklamuojam, nes nebus uždarbio, davai, varom. O čia nereikia. O kam? Tu naudoji, tu reklamuoji savo pajėgumu, tau per galvą nieks su kuvalda nestovi, nedaužo, konkrečiai, ir tavo uždarbis ateina. Norėjo žmogus prisiregistravo, jis apsipirko, o tu pinigėlius gauni. Vėl atėjo klientas, apsipirko, o tu pinigėlius gauni. Ir tau nereikia sukt galvos, tau tik tai reikia pasikoreguoti. Šiandien yra nuotaika, įdėsiu reklamą, rytoj nėra nuotaikos, nedėsiu reklamą, bet aš žinosiu, kad aš vis tiek gal uždirbsiu. Taip, nes jeigu tu iš širdies daliniesi savo poveikiu apie kažkokį tai produktą, tave žmonės mato. Taip. Ir tos reklamos, kurios ten su tais paveiksliukais, jos yra gerai, bet tu pati žinai, kad jos taip nebeveikia, kaip kalbam mes iš širdies. Pavyzdžiui, aš galiu šaukti ant viso Facebooko, ant viso interneto, kad tikrai aš jaučiu poveikį dar nepabuvus mėnesį ir nepavartojus mėnesį tų produktų. Tai kas bus, kai aš čia pabūsiu 3 mėnesius, pusę metų ir dar daugiau. Va, mes tokias maikės ir mes čia galvojam užsiliksim ilgai. Kodėl? Todėl, kad matom poveikį, matom uždarbį ir matom ką. Mes matom, čia yra labai geras kolektyvas, čia yra labai didelis palaikymas, čia yra mokymai, čia yra viskas. Čia kaip tu, Danute, pasakei, čia niekas nestovi tau ant galvos ar už sprando. Davai, šį mėnesį reikia tau tiek procentų. Ne, čia be jokių įsipareigojimų. Gali vartoti, būti tik vartotojas, vartoti produktus, gauti uždarbį. Gali dirbti, kurti komandą, aišku, nuo to bus dar didesnis uždarbis. Ir visą laiką tu esi, kaip sakau, visą laiką pliuse ir daugybos ženkle. Ką tu, Danute, galėtum palinkėti moterim ir ne tik ateinančiais naujais metais? Nu, ką aš galiu palinkėti kitais ugningo arklio ateinančiais metais, nes arklys tai yra darbingas gyvulys. Nu, tai ką galiu palinkėti? Dirbkit ir užsidirbkit. Nespaudžiamos, tikrai, nu, ko daugiau palinkėti? Laimės, meilės, sveikatos, pinigų. Viskas įsipildo, reikia tik didelio noro ir didelio pozityvo. Ir prie to pozityvo dar reikalingas veiksmas. Taip. Ačiū tau, Danute, už šios žodžius. Aš dar pridėsiu nuo savęs visom moterim, kurios rūpinasi savim, savo išvaizdą, savo sveikatą, savo savijautą, savo gyvenimo būdų. Ateikit į mūsų kompaniją, ateikit į mūsų komandą. Jūs čia tikrai būsite visada palaikomos. Mes jums visą laiką padėsim. Ir tikrai įsigijus produktus, pavartojus, jūs tikrai pastebėsite, kaip aš sakau, kur aš buvau anksčiau. Kodėl aš nesustojau tada, kada man reikėjo sustoti, nes aš šitą komandą jau žinau anksčiau. Bet, matomai, tas toksai, kaip aš sakau, netėjo tas taškas, kad reikia sustoti. Taip, aš neskau, kaip visą laiką sakau, visų kompanijų produktai yra geri, reikia atsirinkti savo. Bet šioje kompanijoje čia yra kas? Pliusas tas ekologija, natūralumas ir kokybė. Produktai įsiskverbia į kiekvieną žmogaus ląstelę. O ko daugiau reikia? Taip, mylėkime gamtą. Mylėkime gamtą. Ir ateikit pas mus, čia tikrai nėra jokio spaudimo. Nieko nėra, dirbat savo ritmu, savo sugebėjimu, savo noru ir uždirbat. Dirbat mažai, uždirbat mažai, dirbat daug, uždirbat daug, dirbat labai daug, uždirbat labai daug. Ir kaip Danutė sako, palinkėsiu visom
būkite laimingos, būkite džiaugsmingos, o būtent būkite sveikos. O kad būtumėte sveikos, reikia vartoti, naudoti ekologiškus, natūralius produktus. Ar turi dar, Danute, ką pridėti? Nu, kad ne, viską gražiai pasakei. Aš tik prisidedu prie tavo pasisakymo. Tai va. Nebijokite ir ateikite. Tai, brangios moteris, ateikite pas mus, susisiekite, nebūtinai iš karto kažką pirkti ar kažkur registruotis, pasikalbėsim draugiškai. Mes jums pasiūlom, jūsų teisė rinktis. O dabar gražių ateinančių švenčių ir iki kitų mūsų bla 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 susitikimų. Ate! Ate.